Sveiki, taigi šiandien parodysiu pamoką, kaip galima naudotis Photoshop online, tai nereikės nieko siųstis, tiesiog dirbti internetu. Taigi pirmą mums reikės bet kokios nuotraukos, tai aš pasirinkau tigrą, nes man patinka. Taigi prasisiunčiu. Galim prasisiųsti paveikslėlį arba galim nukopijuoti. Aš nukopijuosiu, nes tai bus žymiai greičiau. Atsidaroma šitą tinklapį, aš jums įkelsiu, galėsite naudoti. Taigi, kaip matote, galima susikurti savo nuotrauką, bet aš tai nelabai tai moku daryti, bet tiesiog moku naudoti. Čia nelabai kas sukūrusi kažką, čia tiesiog nebent ten vienu žodžiu, mums to dabar neturiu. Čia galima įsikelti nuotrauką iš interneto, tai jeigu mes pasisiuntime arba jeigu tai yra tavo kompiuterio kokią nuotrauką, galime atidaryti. O taigi čia atiram, kaip minėjau, URL adresą. Čia paspaudime ir klijuojame mūsų adresą. Taigi va, kėlėm nuotrauką, ją galite pasirinkti. Kągi čia galima daryti, šituos ir nieko tai negalima daryti maždaug, nes čia reikia nusipirkti premium accountą, bet šitos Photoshop online yra privilegija, tu galėtum įsirašyti savo tekstą, tai parodysiu, kaip daryti. Įsirašyti, norite. Tada galite pasirinkti pakrypusį arba storą, man labai patinka tėvai tekstą. Tada galite pasirinkti tą fontą, tai kaip jūsų tekstas atrodys, tai pasirinkam kokį gražesnį. Man labiau patinka storesni šriftai, tai kur dėkim, panaudojate šitą. Čia galite pasikeisti spalvą. Galite naudoti šimtinę. Galite naudoti tiesiog bandyti gauti spalvą. Aš tai panaudosiu kažką iš nuotraukų. Pasitraukite, kad galėtumėte matyti, kaip atrodys šitas. Aš man tai nežinau, aš pamėginsiu panaudoti baltą. Baltas visai gražiai gavo. Ir maždaug galite dar uždėti lajerį. Kas yra lajeris, tai maždaug pagražinti jūsų nuotrauką. Galite padaryti taip. Aš čia labai noriu nieko daryti. Galite palikti šešėlį. Paliekate. Maždaug atrodo žymiai gražiai. Galite lajerį padaryti ir nuotrauką. Pasirinkite background. Layer. Ir irgi galite pasirinkti drop šitą. Čia galite paspaudę reguliuotis. Galite keisti vietas, ryškinti. Kai jūs maždaug įsisaugojate, spaudite OK, File, Save, įsaugote. Pasirinkite kuo geresnę kokybę, kad jūsų nuotrauka atrodytų gerai. Čia galite pasirinkti, kokį norėsite nuotrauką. Mano manimu yra geriausia šitą, nes bus geriausia kokybė. Kai jūs pasirinkote, spauskite. Tada įsaugote nuotrauką. Įsidėte kur norite. Ir viskas. Jūs jau turite savo nuotrauką. Taip kaip įgavo. Jeigu aš nepadėjau, paspauskite +S. Laukite kitos pamokos, sėkmės.